Sveiki visi, tai pagaliau grįžtu su nauju video ir tai yra tuštučiai. Iš tiesų labai senai nedariau tokio tipo filmuko ir turiu šiek tiek prikaupusių tuštučių, tad stengsiuosi tiesiog trumpai pasakyti pliusus, minusus, patiko, nepatiko ir ar pirkčiau dar kartelį. Ir iš karto galime pradėti. Ir pirmas dalykas papuolęs man į ranką yra Garnier micelinis vanduo jautriai odai. Aš jau esu nusipirkus ir antrą buteliuką, tad man jisai tikrai labai patiko. Jisai puikiai nuvalo makiažą, pakankamai gerai nuvalo ir gelinį akių praveidimą. Tad manau tikrai daug ir nereikia apie jį kalbėti, nes tikrai pakankamai žinomas produktas, greičiausiai daugelį jūsų ir išmėgintas. Kitas dalykas Garnier veido prausiklis, čia yra tonizuojantis valomasis gelis su greipfrutų vinagro ekstraktais ir vitaminu C. Jisai turi pakankamai stiprų kvapą. Iš pat pradžių man jisai netrukdė, bet kai tu naudoji jį kiekvieną dieną ryte ar vakare, tas kvapas iš tikrųjų pradeda būti jau kiek per stiprus ir truputėlį įgrys. Tai būtų didžiausias minusas. Tačiau kaip ir priklauso veido prausikliui, jisai padeda pašalinti makiažo likučius. Antrą kartą aš jį pirkčiau greičiausiai ne. Tai nebuvo tas prausiklis, kuris man būtų padaręs didžiulį įspūdį ir padarytų wow, pirksiu dar kartą ir siūlau jums. Prausiklius veido aš pabaigus keičiu, nes tiesiog dar neatrandu to tobulo prausiklio. Šiuo metu aš naudoju Mixa drėkinamą veido prausiklį. Jisai man visai patinka, jisai padeda veidą palaikyti tokį minkštą ir gaivų ir jaučiasi, lyg jisai būtų padrėkintas. Galbūt aš jį parodysiu, kai aš jį pabaigsiu. Tačiau šito prausiklio aš dar kartą dėja nepirksiu, bet savo pareigą jisai atliko. Toliau kitas veido prausiklis iš Bioten. Tai yra veido prausiklis normaliai ir mišriai veido odai. Prausiklis sudėtyje nėra muilo, todėl nesausina odos ir 100% natūralių svarainių ekstraktu. Jisai taip pat kaip ir visi mano naudoti prausikliai nebuvo to wow įspūdžio. Antrą kartą aš jo nepirkčiau. Toliau turiu dvi veido kaukės. Pirmoji yra Himalaya Herbals, nulupama migdolų ir agurkų kaukė visos odos tipams. Ir kita yra iš Beauty Formulas molio kaukė suaktyvinta anglimi. Tai šita Himalaya kaukė man asmeniškai nepatiko, man nepatiko kvapas. Nepajaučiau, kad jinai man kažkaip ypatingai išvalytų mano veidą ar kad padarytų kažkokį poveikį mano odoje. Aš jos antrą kartą tikrai nepirksiu. Šitą molio kaukę aš jums galiu rekomenduoti. Man patiko pojūtis, kai tu ją užsidedi, jaučiasi toksai lengvas dilčiojimas, bet tai nėra tai, kad kai būna jautri oda ir kažkaip degina. Tiesiog toksai galbūt aktyvintos anglies tas dilčiojimas toksai atsiranda. Ar jinai padeda kažkaip irgi giliai išvalyti veido poras ar kažkaip skaistinti veidą, nepastebėjau. Toliau turiu iš Avon šį kūno purškiklį su draugmedžių sviestu. Tai labai malonų švelnų kvapą, tačiau yra pakankamai skystas, dėl to nėra labai stipriai drėkinantis. Tad jeigu jūsų oda yra linkusi į sausumą, šitas dalykėlis jums tikrai netiks, bet jeigu jūsų oda yra normali, galite išmėginti, bet antrą kartą aš asmeniškai nepirkčiau, nes man patinka naudoti stipriau drėkinančius kremus. Tas kvapas, kuris yra taip pat užsitepia, jisai jaučiasi, bet po poros minučių jisai išnyksta. Tai nėra kažkoks toks super duper dalykas, kurį jums būtina turėti namuose. Toliau plaukams turiu dvi pabaigtas priemonės. Pirmasis yra purškiklis pažeistiems plaukams ir jisai turi keratino. Kaip ir esu minėjusi savo kažkuriam video, kad mano plaukai yra natūraliai labai tiesūs, ir ar aš naudosiu kažkokias priemonės, kurios turi, tarkim, keratiną, ar kitas, tarkim, sakykime, padedančias ištiesinti plauką dalykus, aš to nepajusiu, nes aš galiu naudoti tik tai šampūną ir mano plaukai vis tiek bus suglotnus ir tiesus. Esu girdėjusi gerų atsiliepimų, kad iš tikrųjų jisai padeda truputėlį suglotinti plauką ir padėti jam būti tiesesniam. Ar tai veikia ar ne, aš kaip ir negaliu pasakyti, bet galite pamėginti, pažiūrėti, nes jis tikrai nekainuoja daug. Turi pakankamai malonių kvapą, bet antrą kartą aš jo nepirksiu, nes mano plaukams jis didelio skirtumo nepadarė. Toliau yra šis serumas neklusniems plaukams ir jis rašo, kad plaukai išliks klusnūs ir švelnus atšilkas 24 valandas. Šitą pakuotę jau yra mano antra ar galbūt netgi trečia, aš jau esu naudojus jau labai daug metų prieš. Ir iš tikrųjų man jisai patinka, jisai nėra riebus, jisai turi labai švelnų malonų kvapą, kuris tikrai nesijaučia labai stipriai ar kad kažkaip erzintų.
Tai tas man išties labai patiko ir jis tikrai padeda palaikyti plaukų švelnumą, kad plaukai lengviau išsišukuotų, būtų paklusnesni, sakykime, kad nebūtų kažkaip išsipūtę. Tai manau, tai tikrai padėtų. Tikrai rekomenduoju. Turiu veidui štai šiuos BB kremą ir pudrą ir pradėsiu gal nuo BB kremo. Tai yra Maybelline BB kremas su sojų ekstraktu ir SPF 30. Ir mėlynoj pakuotėje, kur yra su siliciu. Aš jau išmečiau, pamiršau, kad filmuosiu šitą vidą, bet pakalbėsiu apie šitą. Tai šitas kremas yra skirtas sausai odai. Mano oda yra normali linkusi į mišrumą, šiuo metu yra sausesnė negu visada. Bet man jinai buvo per riebi. Jūsų oda yra sausa, jisai idealiai jums tiks, bet turėkite omenyje, kad jinai maskavimo visiškai nesuteikia. Toliau yra L'Oreal pudra. Šita spalva, būtent 11 valinga, yra rūžavo atspalvio. Man asmeniškai jinai išryškindavo mano sausesnės veido vietas. Pilno maskavimo aš taip pat joje nemačiau. Kuomet aš turiu nuo spagelių kažkokius paraudimus, kad ir šiandien, man pilnai neužmaskuoja tų paraudimų, aš vis tiek dar turiu dėti ir maskuoklį ir dar kitų priemonių. Ji nepaliko didelio įspūdžio, bet kiekvieno žmogaus oda yra skirtinga ir tinka skirtingi produktai. Man asmeniškai jinai nelabai tiko, bet kitiems žmonėms jinai idealiai tinka ir patinka. Toliau pabaigiau Avon purškiamąjį makiažo fiksatorių. Jau esu nusipirkusi ir antrą pakuotę. Jisai tikrai padeda išlaikyti makiažą visą dieną. Vienintelis dalykas, kuris galbūt nelabai man patinka, kad jeigu jo padaugini, veidas atrodo lyg išsausėjęs. Sukuria tiesiog tokį sausumo poveikį. Tiesiog atrodo, kad jinai yra sausesnių vietų. Tai yra didžiausias tikriausiai minusas, tai reikia tiesiog per daug jo nenaudoti. Taip pat tas originalus purškiklis yra, galėtų jį pakeisti, nes jisai purškia tokiais lašais. Ir iš pat pradžių, kai aš pradėjau jį naudoti, tiesiog ir matosi tie lašai išdžiūvę. Tai turėjau pasikeisti tą purškiklį, kuris tokia dulksna purškia į veidą. Savo funkciją išlaikyti makiažas jį padeda ir kaip jau minėjau, esu nusipirkusi antrą pakuotę. Tai galite pabandyti ir iš tikrųjų man įdomios jūsų nuomonės, ar jūs esate bandę jį, ar jums patiko, ar nepatiko, tiesiog parašykite savo nuomonę apie šį purškiklį. Toliau turiu maskuoklius, abu yra iš Catrice's. Tai pirmasis yra concealer paletė, aš jau esu jums rodžiusi, nežinau kiek laiko atgal. Ir aš ją tiesiog jau nenaudojau, nes, kaip ir esu galbūt minėjusi, kažkokio poveikio jisai nepadaro, tos koreguojamos spalvos žalia, rausva, jinai man visiškai nepadėjo. Kontūravimo atspalvis taip pat jisai yra labai švelnus, jisai tiesiog nesimato išsklaidžius. Tie patys maskuokliai, jie labai sausina ir išryškina sausesnės vietas, tai netgi naudojant ant spagelių kažką užmaskuoti, jie nelabai tinka, nes irgi išryškina tas sausas vietas, o paakiams jie tiesiog per tiršti naudoti, mano nuomonė. Tai yra pinigų išmetimas. Antrą kartą nepirkčiau ir jums taip pat tikrai nerekomenduoju šitą produktą. Ir kitas maskuoklis yra iš Catrice's, aš man atrodo jau esu rodžiusi, nes aš jau esu irgi prisipirkus, jau yra ir 005 spalva, kuri idealiai tinka, turi to rausvumo, kur turi 10 spalva. Jisai tikrai pakankamai gerai maskuoja, yra labai geros skystos konsistencijos, jisai kažkaip labai greitai neišdžiūsta ir tu gali užsidėti maskuoklę ir lengvai jį išsklaidyti ir kažkaip neliks kažkokių ryžių ar neišsklaidytų vietų. Jisai tinka paakiams, jisai tinka ir užmaskuoti veido netobulumus, tai realiai, aš jį naudoju beveik viskam, ką man reikia užmaskuoti. Tikrai rekomenduoju ir tikriausiai jau daugelis ir tai būsite išbandę ir žinote, kad tai yra tikrai labai geras produktas. Ir paskutiniai dalykai tai yra blizgiai ir iš tikrųjų net nežinau, ką daug aš galiu pasakyti apie blizgius, nes vieniems žmonėms patinka blizgis, kiti žmonės negali jo pakęsti dėl jo liplumų. Šis yra iš Essenso bespalvis blizgis ir šitas yra iš Belotono ir atspalvio aš net negalėsiu pasakyti, nes jau nėra jokios etiketės, bet yra tiesiog šviesiai rausva spalva. Ir vienintelis jų skirtumas, tai šitas yra tirštesnis ir, jeigu galiu tai pasakyti, jis yra sunkesnis, slidesnio pojūčio. Abudu jie išsilaiko galbūt kokią valandą ir po to reikia juos abudu užtepti ant lūpų. Bet, kaip ir sakiau, blizgiai vieniems patinka, kitiems nepatinka. Tai, antrą kartą šitų aš nežinau, ar pirksiu iš tikrųjų, nes šiuo metu atradau Catrice's lūpų blizgį, kuris man iš tikrųjų labai patinka.
Na ir tai yra viskas, labai tikiuosi, kad jums patiko šitas filmukas ir jeigu tai, būtinai paspauskite like, prenumeruokite, jeigu to dar nedarote, sekite mane ir socialiniuose tinkluose, kurių pavadinimai štai čia ir paliksiu linkus aprašyme. Taip pat komentuokite, ar jums patiko, ar esate ką išmėginę ir kokios jūsų nuomonės ir susitiksime kitame video. Iki.